Dabar parodysiu, kaip profesionaliai Tomukas man išplojo puliką. Pažiūrėkit. Karoči, žiūrint per viršų, matos dar mėlyna. Tu nežiūrėk į išorę, žiūrėk į vidų. Va, viduj dar baisiau. Net neatsuku, na. Žodžiu, užsitęs. Nepsišikai dar. Tu negalvo, kad aš silpniukas. Bet tai kaip tai? Nu tai lakas, va, matos, nahu. Su. Blia, tuoj su savo sangė paimsiu. O, jau geras ženklas. Ai, bai prasukėsi, ne? Tada. Čia tai nieko baisaus nėra. Ja, tą daryk. Nuoda tą vaikštą. Uždžiūs. Tai kas, kad vaikšto? Aš blogiausias. Taip, įkalk. O kaip ten daro, ką? Štai nemoku. Nu, vat noriu pažiūrėti. Tai spėk, dėl ko spjauda, jisai šūd, dziundras. Jaki dziundras, kodėl šauda? Sakyčiau, labai dešimtas. Dažymai, justavimai tiksliau. Mantas dabar rodė savo išmanumą ir klasę. Prašau pažiūrėti. Gerą dieną publika, tai jau vakar nelabai ką ir sufilmavau, įsikrovė kamerytę, bet kaip matot, jau vienas šonas yra nugruntuotas. Tai po kol kas ten kažkokių duobių labai nesimato. Čia kaip mane visi gąsdina, kad šveičiau kaip liko metalo, bet realiai visas vaizdas pasimatys tada jau, kai pradėsim šveisti tą gruntą. Tai va tada bus matyt. Žodžiu, reikalų yra. Šiandien Tomukas irgi atėjo padėt, tai nupirkau pietus prabangius. Tai va dabar šitą visą pusę irgi išsigruntuosim. Ir liks tik tais detalės, jau kurias galėsiu jau ką ir vienas, be jokio skubėjimo. Tai va taip atrodo. Žodžiu, reikalų yra, bet pasidarysim. Tai pradžiai maišau rūgštinio gruntą. Ne.
tai publika, kaip matot, abi pusės išgruntuotos. Tai pakol kas tų duobių kaip ir nesimato. Kur matos, tai aišku, ten, kur buvo virinta. Čia tikrai reikia špakliuko. Čia tikrai reikia špakliuko. Bet bent jau matos, kad kažkas darosi, kad keičiasi vaizdas. Iki tol, kol čia vienas buvo apsiėmęs, aš toks žmogus, kad aš jau geriau apsišveisiu ten 2 kartus, 3 kartus. Bet atėjo Tomukas, sako, nėra čia ko žaist, davai, tipo, gruntuojam bent jau. Ir nežinau dabar, bijau, kad nesupūtų po poros mėnesių. Nes porą vietų aš nepėjau, bet, pakol kas viskas atrodo gan gražiai. Kaip sakau, Tomukas biškis skubina, jam čia irgi viskas įdomu. Tai šiandien dar iš ryto atėjo, jisai pajungė lempą, nes aš vėliau tik tais atvažiavau. Tai pabiškį džiovinam su tokia lempytė. Vis taip perstumsiu, kad biškį pasėstų tas pats gruntas. Nes irgi čia paklausiau draugo, seniau užsimdavo dažymais. Tai sakė gruntas, kad ir džiūsta, bet jisai nėra kad susėsta. Jį sakė, normaliai iškaitint, tada jisai jau susės. Sako, pasijung lempą, palaikyk ir viskas bus gerai. Tai situacija dabar tokia. Kaip matot, aš turiu tik vieną ožį. Ir taip, čia Tomo ožys, ne mano. Tai žodžiu, biškių užtruks su tom atskirom detalėm viskas. Bet pasidarysiu. Šiandien yra ketvirtadienis, tai būtų gerai prasigruntuoti bent kokias 4 detalės ir dar ant savaitgalio liktų kelios ir jau būtų galima pradėti šveisti. Kaip matot, padariau klaidą. Nenusėmiau tos gumos gruntuojant, tai bus valymo nemažai. Bet šiaip viskas gavos gan gražiai, bent jau man atrodo. Ir čia dar vakar, kadangi gruntavau jau šitą, o jau šitas buvo užgruntuotas, man su tais gruntais, nėra aišku, ką galima naudoti ant ko. Tai, žodžiu, čia buvau uždėjęs izoliaciją ir liko toks kantelis, bet čia gan lengvai jisai turėtų susišveist, manau. Tai tokie reikaliukai. Po biškį judam. Labai tikiuosi, kad kito mėnesio vidury jau gal netgi ir nusidažysiu. Bet nenoriu čia nieko prisisvaigti, nes tai išpuola koks darbas, tai dar kažkas, tai žodžiu. O iki mėnesio galo kito jau norėčiau, kad būtų išdažytas ir bent jau kažkiek pradėtas rinkti vidus, nes aš jau pradedu užmiršti, kas kur turi eiti ir panašiai, tai žodžiu. Reikalai tokie, čia kaip matot, tą bagažinę. Įdomu, kiek čia laiko laikys, bet čia kitaip nelabai ką aš ir būčiau padaręs. Kita bagažinė, kiek ieškojau, 100 eurų už tokios pačios būklės, tai tikrai nemanau, kad verta pirkti. Tai žodžiu, šiandien planas bagažinę išsigruntuoti, nes jinai ant mašinos, tai man jos niekur dėti kaip ir nereik. Ir durų tą jau išorinę pusę ir gal netgi gal kapotą šiandien dar paimsiu, išsigruntuosiu. Tai kapotą pasidėčiau ten vietoj lempos. Ir tokie reikaliukai šiandien. Ką bagažinę paruoštą realią, aš jau ją vakar buvau apsišveitęs, nes nežinau, ar buvau sakęs, aš pradžioj buvau apsėjęs su tokiu disku koraliniu, bet dar prieš dažymą praseinu su 2 arba 320. Gal geriau sulips, gal biškį apsilygins, kam
net neįsivaizduoju, bet pas mane toks įsitikinimas, kad dar vis tiek reikia kažkuom praeiti. Tai jo, prasieinu su Mirka ir 2 kemo arba 3 2MP. Tai bagažinę buvau apsiėjęs, duris irgi buvau apsiėjęs. Tai dabar eisiu kapotą. Eisiu kapotą, nes dar kai kur ir likę, va čia, kaip grunto seno, kaip kažko, tai va, tuos gerai įskuto. Ir čia tai va jau matos, kad bus duobė šitoj vietoj, bet čia tai jau buvo, ta prasme, matęs ant pačių dažų. Ir jo, reikia visus kantus, kraštus apsieit, vidaus turbūt negruntuosiu, tik išdažysiu ir viskas. Tai bagažinės turbūt net nebuvau, aš dar su Mirka apsiėjęs, tai apsieisiu, nes ir jaučius tokie, net nežinau kaip pasakyti. Nu tai ką, išsigruntavau viską, tai gruntas akrilinis visiškai pasibaigė, rūgštinio dar liko šiek tiek, bet man tikrai neužtektų dar 2 durim ir tos šoninės gan didelės, sparnai, tai žodžiu, dar dasipirksiu turbūt rūgštinio grunto ir reikia dar akrilinio pasimti. Galvojau, dar šiandien gal grįšiu, bet jokio tolko, nes man dar reikėtų apsišveisti tiek vienas duris, tiek kitas iš vidaus, visus prajomus, tai ten užtrunka laiko, tai tiesiog važiuoju namučių, pailsėsiu, o ant savaitgalio važiuosim jau dirbti kaip reikiant.